Dispečerė. Dispečerė čia turime galvoje troleibusų parko dispečerė, kuri išleidžia troleibusus, turi grafiką ir turi išleisti troleibusus laiku, valdo tą visą troleibusų ūkį. Dispečerė, pirmas. Troleibusų ūksmas iš miego pažadina rytą, bet šiąnakt pramigo dispečerė ir stovi nuo vakaro soti troleibusai, o miestas laukia jų ūksmo, ryto laukia vaikai į mokyklą. Dispečeriai reiktų paskambinti, bet niekas nežino jos telefono, nes ji labai negraži. Antras. Dispečerės ašara. Nieko nėra gražiau už negražią dispečerę, besikeliančią iš gausybės nublizgusių antklodžių metalinėje lovoje. Nieko nėra gražiau už negražią dispečerę, žiūrinčią į apskritą žadintuvą, o gražiausia yra dispečerės ašara, kai jis supranta, jog uždelsė rytą. Ir trečias, dispečerė eina į darbą. Kai troleibusų parko dispečerė nulipa cementiniais laiptais ir tekina bėga į troleibusų dispečerinę, užsimiegoja žmonės, žiūri ją pro mėlynus langus ir jį bijo, kad jie nesuprastų, jog ji dispečerė.